Visiems labą dieną. Šiandieną nutariau su jumis kuo greičiau pasimatyti. Dabar išėjau į savo sporto salės ir kadangi sporto salėje klausiausi paskutinės naujienas THW Global, todėl nutariau iš karto padaryti įrašą, kad jūs būtumėte informuoti kuo greičiau. Na, pirmiausia tai, daug kas pastebėjom, kad negalime įeiti į savo kabinetą Lietuvoje ir mum muša, kad negeri mūsų loginai ir kažkas yra atsitikę arba jūsų šalis užblokuota. Iš tikrųjų, naujienos yra tokios, kad kada pradėjo kompanija siūlyti savo paslaugas ir pardavinėti reklamą savo platformoje, po kai kurių pažiūrėjimo testo, kai kuriuose šalyse yra labai mažas pražiūrėjimo kiekis. Tai tie reklamos davėjai, kurie nori reklamuotis mūsų platformoje, yra nelabai patenkinti. Jie nenori mokėti už tas šalis, kuriuose yra tik 1000 peržiūrėtojų, o gal dar ir mažiau. Na tai, žinot, yra toks atspalvis mūsų lietuvaičių, kurie nieko nedaro, laukia, kada kas nors gaus pinigus ir tada jie pradės. Nu tai manau, kad šitas faktas irgi šiek tiek įtakojo mūsų situaciją, kadangi mūsų čia likusių žiūrėti reklamas Lietuvoje ir taip yra nedaug. Mūsų aplamai užsiregistravusių tarptautinių stebėtojų yra nedaug palyginus su dideliom šalim, su Rusija, Ukraina, ta pačia Amerika. Lietuva ir taip mažytė. Ir mūsų čia gan mažai užsiregistravę palyginus su kitom šalim, kadangi mes ir taip esam visi labai dideli skeptikai. Netikim daug kuo. Ir trečias dalykas, daug kas iš mūsų yra užsiregistravęs ir visiškai nerodo jokio veiksmo, kadangi skaito, kad aš veltui nieko čia nežiūrėsiu. Na tai turim tokią situaciją, kaip turim, užrakino mum kol kas visiems tą žiūrėjimą. Ir laiške, kuris atėjo lyderiam, yra tokios naujienos, kad 48 valandų bėgėje, tai taip visi galvojam, kad sekmadienį, o matyt mes sužinosim tai jau ir pirmadienį, turi būti kažkokios naujienos ir tos naujienos turi būti pozityvios, kaip rašo laiške. Na, tai žiūrėsim, ką mes matysim pirmadienį. Ir būktai turėtume matyti pirmadienį kažkokius naujus pokyčius savo kabinete. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas. Laikinai, kol yra tokia situacija, yra nuimamas minimalus stebėjimo laikas. Ta prasme, dabar dėl šitų problemų žmonės, kurie yra pražiūrėję, pavyzdžiui, per šią savaitę tik 1 valandą ir jie daugiau nebegali pažiūrėti, jiem bus sumokėta už tą 1 valandą, tačiau jeigu jie turi po savim komandą, jie irgi gaus iš komandos apyvartos pinigų savo 20 ir tuos atitinkamai 4%. Ta prasme, kad šiuo metu laikinai nuimamas limitas minimalus 5 valandų. Aišku, jūs ir gausite patys žiūrėdami mažiau, bet jums paliekamas šansas gauti iš savo komandos narių stebėjimo ir uždirbtų pajamų savo atitinkamus pagal lygius procentus. Nes kaip jūs žinote, buvo nustatytas minimalus lygis, jeigu jo nepražiūri 5 valandų, tai tu iš savo komandos negauni jokių pinigų. Jeigu net pažiūrėjai 4,5 valandos, buvo tokios taisyklės paskelbtos, kad tu negauni iš savo komandos narių ir iš vis pats negauni jokių pinigų ir už savo žiūrėjimą. Aišku, ta taisyklė kažkada atsistatys, kada puslapis ir kompanija pradės normaliai funkcionuoti. Bet šiai dienai prašau nepergyventi. Kas nors šiek tiek pražiūrėjot, nors 0,5 valandos. Jūs gausit už 0,5 valandos pinigėlių, kai bus šią mėnesį įvertintas tokenas, kokia kaina visiems. Ir jūs gausite už savo komandą taip pat pinigus. Tai manau, čia yra tokia, džiugi naujiena. Aišku, turim dar rytoj visą dieną užbaigti savaitę ir Lietuva turi dar visą naktį. Pasižiūrėsim, ar keisis mūsų padėtis ofise. Gal vis dėlto kažkas pasikeis per parą ir mes galėsime toliau šiek tiek daugiau pažiūrėti. Bet vis dėlto yra toks siūlymas iš lyderių iš Ukrainos, Aleksėjaus Barašovo.
kad jeigu žmonės žiūri ir jiem nerodo reklamų ir nori tą laiką kažkaip tai padaryti daugiau laiko, pavyzdžiui, žiūri kompiuterį ir paskui kažkur važiuoja, žiūri telefonu. Tai tas žiūrėjimas telefonu, kada nėra reklamų, jum labai faktorių sumažina. Taip, kuris yra kabinete, kadangi per telefoną žiūrint nėra reklamų pas daugą. Tai jūs gausite žymiai mažiau tokenų arba tų tokenų kiekis uždirbtas gali pradėti mažėti kabinete. Tai vis dėlto tada yra siūlymas geriau pažiūrėti mažiau, bet kad tie tokenai būtų, nes vis tiek visi taip supranta, kad kažkaip tai kažkokiu tai būdu bus paremta. Reiks mokėti už tos tokenus, ta prasme, už tokenus gausim didžiąją dalį pinigų surinktų. Trečias dalykas, kas yra labai svarbus, dar yra pratęsta 10 dienų, tų $10 stiprios kojos mokesčio už mokslus mokesčio sumokėjimas. Buvo pratęstas iki 24 spalio, dabar jis prasitęsė iki lapkričio 2 dienos, nes, būk tai, atseit daug žmonių sunku susigaudyti, per peizą susimokėti, tačiau matyt, būkim, kaip sakoma, biedni, bet teisingi, įmonė vis dėlto nori surinkti kuo daugiau tų po $10, kadangi nuo to mes visi žinom, visi pinigai nuo $10 $4 dėsis į bendrą katilą ir nuo to pabrangs mūsų tokenas labiau. Kuo daugiau kompanija per spalio mėnesį surinks taip pat iš visokių šaltinių pinigų, tame tarpe, iš sertifikacijos dalis pinigų, iš mūsų $10, iš reklamos davėjo ir iš reklamos perpirkimo, taip, tai tuo daugiau turės pinigų bendras katilas ir tuo didesnė kaina bus nustatyta mūsų tokenui. Taip kad, aišku, čia nepriverstinai, aš dar kartą kartoju, nesukelkit vėl audros, mes kas tikim, kas norim išlikti tam viršutiniai kojoj, kuo aukščiau, nes žinote, jeigu aš dabar esu 900 įmonė, 935, ir jeigu virš manęs daug žmonių nesumokės ir nukris į apačią, tai aš pakilsiu ir po manim jau gali būti nebe 500 000, 800 000. Tai aš tiesiog galvoju į priekį, nes labai tikiu iš tikrųjų šitą kompaniją. Jin gal ne taip greitai pasileis, pradžioj gal bus mažesni pinigai, bet ateities dalykas iš tikrųjų vertas dėmesio. Taip kad tokios naujienos, vakare, jeigu aš ką nors sužinosiu dar, labai skubaus ir kaip sakoma, svarbaus, aš dar kartą vakare padarysiu vieną video. Tačiau jeigu tai bus naujienos tokios, žinot, kaip kiekvieną vakarą, tai tada šio vakaro žinias aš pateiksiu rytoj vėl dieną. Bet šios dienos naujienos, kurios mano akim žiūrint yra labai svarbios, ypač dėl mūsų kabineto uždarimo, tai yra tokios, mano didelis pašaukimas nenuleisti rankų, nenusiminti. Viskas bus gerai, tiesiog yra tokia sunki pradžia. Dėl to mes būsim pirmi ir ateityje turėsim žymiai didesnės apyvartas ir papildomai kitus komisinius iš suteiktų kitų galimybių. Visiems geros dienos, gero penktadienio ir su viltim, kad, rytoj tikrai bus atidaryti mūsų kabinetai. Iki.